Trys, mano manymu, pagrindinės, svarbiausios arba labiausiai pastebimos emocijos iš filmo Tiltas į Terabitiją. Pirmas būtų smalsumas, antras liūdesys, trečias laimė. Pirmiausia, smalsumas. Mano manymu, smalsumas pasirodė labiausiai pradžioj filmo, kai vaikai bėgo į mišką atrasti savo buveinės. Vaikams buvo labai smagu ir įdomu ir smalsu tyrinėti mišką, jį atrasti ir jame statyti, lakstyti, atrasti naują pasaulį. Sekanti emocija – liūdesys. Liūdesį tikriausiai gali matyti ant abiejų veikėjų veidų šiame filme. Liūdesys dar pasirodė pas vaikų, kai jiems nepasisekė arba jie patyrė kažką labai tragiško. Liūdesys yra svarbi emocija apskritai, be liūdesio nebūtų ir laimės. Ir galų galiausia laimė. Laimė šiame filme pasireiškia labai dažnai ir labai daug. Ypač pasirodė, kai berniukas su mergaitė bendravo, leido laiką kartu, džiaugės gyvenimu ir tyrinėjo pasaulį.